Sveiki, liūtai. Jums darbe tęsiasi malonus periodas, kai jūs galite siekti matomumo, pripažinimo ir apdovanojimo. Ir tai dar tęsis ne vieną savaitę, bet šią savaitę netgi po švenčių tikrai galite šito siekti, nes jums yra palankus tam metas. Dabar noriu perspėti tik tai dėl jūsų kategoriškumo, kad jums bus labai sudėtinga toleruoti kitų nesugebėjimą dirbti. Ir aš noriu pasakyti, kad tikrai labai daug žmonių po šitų švenčių dėl streso, ne tik dėl to persivalgymo, galų gale ir persigėrinimo, gali neturėti jėgų dirbti, bet ir dėl pasaulinės įtampos, dėl pasaulinių dalykų. Mus tai išsekina, todėl jums toks patarimas darbe šią savaitę: būkite geranoriškesni, būkite šiltesni, draugiškesni, atjautesni. Ir visa tai po to tikrai jums atsipirks. Tai vat ir nesvarbu, ar esate darbuotojas eilinis, ar viršininkas, ar savininkas. Todėl labai prašau, tikrai šią savaitę jūsų stiprybė bus inteligencijoje, tokiai atjautoj ir empatijoje. Tai va, tai tiek apie darbą šiandien. Dabar apie pinigus. Labai disciplinuotas būsite piniguose ir gali šeima net sakyti, kad biški toks skupokas gal, bet iš tikrųjų jūs esate teisus, po švenčių visi privalo taupyti, jūs artimieji taip pat. Ir nėra čia ko išlaidauti nebūtinų dalykų. Tai va. Dabar gali būti pasiūlytas naujas darbelis, bet čia toks darbelis akordinis, tai kaip mes sakydavom, haltūra kažkokia, tai reiškia biškutį dar po darbo užsidirbti, nedaug, bet vis tiek tai bus ženkliai papildys piniginę. Aš manau, kad šią savaitę, jeigu jum ir pasiūlė, bet kokį darbą tikrai turėtumėt sutikti, nes ir ateityje po to jūs iš to turėsite naudą. Taip, kad kur pinigėliai teka, jums reikia tik atverti piniginę ir pasakyti taip, kad jūs priimate visus, su pinigais, su pinigų uždirbimu susijusius pasiūlymus. Dabar meilė. Labai blizgėsite, labai daug būsite toks pripažintas ir ypatingai palankus metas vienišiem liūtam. Tai liūtės ir liūtai, nors ten plunksnelių neturit, bet pakedenkit plunksneles, karčių, savo kailiukus prasivalykite ir truputėlį išeikite į viešumą, pabendraukite, nebūkite pasikėlę, kaip sakiau, šią savaitę šiluma, atjauta, empatija galios visose jūsų gyvenimo srityse, kadangi kai kurie gali net prie jūsų bijoti prieiti, manydami, kad jūs tokie karališki, kad jau žinai, net kreipsite dėmesį į merginimą, net sakysite į kažkokius tai dėmesio ženklus, į merginimą arba, vaikinam, tai irgi jos kabina panos ties. Tai va. Taip, kad liūtai, žinokit, šią savaitę būkite paprastesni. Dabar sveikata. Labai galite ten staigiai užsimanyti savo fizinę formą pagerinti. Bet kurio amžiaus liūtai. Tai šaunu. Net jeigu jums 70+, būtinai lėkite į kokią sporto salę ir gerinkite savo fizinę, sveikatą. Bet nepersitempkite. Mylieji, vis tiek turi turėti kažkokią išmintį. Ir labai būsite, gyvybingi, energingi, jums tenais planų kūrimo periodas. Ir todėl kartais jūs mėgstate pulti kraštutinumus. Tai va, ši savaitė tokia yra, kai netgi sveikatinimėse galite pulti į kažkokį tai kraštutinumą. Ir dažniausiai, kai staiga pavasaris, reikia sulieknėti ir vyram, ir moteriam šiais laikais, visi prižiūri figūrėlės. Ir staiga tai vietoj kilometro
5 nubėga ir po to nepaeina, žinai, strėnų skauda, tai netokį svorį užsidėjo sporto salėj. Tai labai prašau, saikingumas. Kaip ne per vieną dieną pagadinot sveikatą, taip ne per vieną dieną ją ir atstatysit. Reguliarumas, saikingumas ir žingsnis po žingsnio. Iki kitos savaitės. Neužmirškite mūsų palaikyti.